tau esu sakius. Turbūt kokį 4 kartus jau. Gal tą ne centre padėti? Čia pavyzdžiui. O te jau filmuojasi? Ja. Rimtai? Nu. O kur šaukščiukai? Auksinis tau. Ačiū. Skanus toks šviežias. Kuom aš tave įkvepiu? Palauk, kramtau. Tu mane įkvepi daryti pokyčius, Kurių tu nenori. niekada nesėdėti vienoje vietoje, visada veikti kažką, bandyti kažką naujo, nebijot bandyti įkvepi. Įkvepi dar visada rinktis save visur, save pirmoje vietoje statyti, pavyzdžiui. Pažiūrėti vis laik ir iš tos pusės. O kaip tavo, ne? Taip. Ar tu tikrai nori? Ar tau gerai bus? Nu jo, aš primenu tau apie tave. Nes tu man svarbiausia ir aš tada primenu tau apie tave, kad nepamirštum. Nes aš su savim taip tai nedarau. Nu tai taip, Nu. nes tu, kaip tu mane tuo įkvepi tik tai savo žodžiu, gal padedi čia labiau. Ne, nu, nes tu man svarbiausia ir aš tą taip perdodu, žinai. Nes nėra taip, kad tu darydama tą mane Jo, įkvepi, jo. žinai, lyg aš nusižinės, lyg aš nepaminu, kad tu taip darytum. Jo, grinai. Bet man tai tu labai liepi taip daryti. Nu. Nusiūlai. Nes labai iš šono, žinai, kai tu man esi svarbi, labai iš šono matosi, kai tu pamiršti save, ne, arba tai tada man norisi priminti, kad ei, žiūrėk savęs. Nu. Kuom aš tave įkvepiu? Nu, taip yra tokių mažų dalykų. Neapsirengti be ryšio. Čia jau tiesiog tau aiškinu. Jo. Nu, bet aš žinau, kad tai tau yra krenta į akį tavo, tarkim, kai aš ten kažkaip durnai apsirengiu, ne? Ir kad jau Agnė tikrai čia pasakytų kažką, tai aš tą visą laiką turiu, žinai. Bet kad įkvepiu taip iš esmės, nu, įkvepi nesusenti gal, va. Nes tu esi vis tiek kita karta jau, ne, kur visai kitos ir, nu, kitas gyvenimo gal stilius, tempas, nu, vis pridėkime visas tas technologijas, kurių nebuvo, kai aš buvau tokio amžiaus. Tai mane tai įkvepia kažkaip nepasiliktis praeitį, neužstrigt praeitį, o eiti visą laiką su žingsnius, nu, kartu su nūdiena. Tai žiūri tave ir tada aš noriu, nu, irgi nebūti kažkokia atsilikusi atgyvena, ne, ir tada ir noriu ten tas programėlės įvaldyti ir kalbą išmokti gerai ir, nu, visokių tokių dalykų. Ir apsirengti ne kaip babūnė kokia, nu, viską taip. Kažkaip tas jaunatviškumo įsikvepiu į tave, va. Ne, iš tavęs. Bet ir taip žmonės labai sako, kad tu labai jaunatviška esi. Nu, aš tau vis laik pakomentuoju, jeigu tu ką nors dar atsilikusiai darai. Jo, labai ačiū tau už tai. Labai taip nesusilaikau. Aš. Sakau, jau seniai taip nieks nedaro. Jau seniai taip nieks negalvoja. Ja. Labai, nu, praplėti mano, pavyzdžiui, pasaulėžiūrą, ne, kuri vis tiek buvo tokia, formavosi ten, nu, pavadinkim, Tarybų sąjungos laikais, nes tais visais draudimais, ribotumais, nu, visokiam tokiam nesąmonėm. Ir tas, nu, tarsi per tave man tas pasaulis jis toks, nu, atviresnis. Nu, bet man lygiai taip pat per tave pasaulis atviresnis. Nu, iš kita visai prasme. kitose srityse. Nu, kita prasme tada reiškia. Tai man iš tiesų visos mano psichologijos žinios šitas realiai vadovėlis numeris 1. Nu jo, tokia kaip intelektinis pasaulis, o ne tavo, jo, prieinamas toks, laisvai prieinamas dieną naktį.
Kažko nežinai, skambini mamai. Nu. Religijų klausimai visokiausi. Filosofijos. Tas įvairovės, žinai, tolerancija įvairovė iš tavęs, pavyzdžiui, aš jos mokausi ar semiuosi, nes tikrai aš tiek neturėjau žmonių gal įvairovė, taip sakykime. Kultūrų. Kultūrom jo įvairiom, žinai, kad tai toks atrodo, kad ten, žinai, yra kažkokios mano pasaulėžiūros tokios remelės, žinai. Ir aš klausausi, kaip tu reaguoji, kaip tu šneki, su kuo tu bendrauji ir tada mano tas remelis taip, žinai, tos sienos stumėsi. Tai tas fainai yra, kad, man fainai tas, kad aš galiu įsikvėpti. Bet ir šiaip toks žmogus, kur mėgsti ir pokyčius, ir kažką kitaip pradėti daryti, tai lengva tau įsikvėpti. Aš galvoju, yra tikrai daugybė mamų, dukrų, ypač santykių, kur dukros svajotų, kad tos mamos taip įsikvėptų ir iš tikrųjų pradėtų, tarkim, ar kitaip galvoti, ar kitaip mąstyti, ar kitaip kažką daryti, bet jos tiesiog ant tiek tvirtai savo laikos kažkokią matėme, kad neįmanoma joms pakeisti to pasaulėžiūro savo. Nežinau. Tai man pasisekė. Tokia, žinai, lanksti. Lanksti mama, mano. Lanksti tavo mama. Ne visais klausimais. bet pasaulėžiūros atžvilgiu tai taip. Kokiais nelanksti? Tarkim, nuskirpt plaukus. Vėl tu su tais savo plaukais. Tai taip, aš turiu porą temų. 3 temas gal. 3? Tik 3. Temas, kur nelanksti esu visiškai. 3? Tik 3. Plaukai? Drabužiai kokie nors? Ne, rimčiau. Plaukai čia tai iš vis tiesiog mano... Ten nors santykiai ten? Ne, ir abortų klausimą. Abortą. Tai mes sutarėm aborto klausimą. Jo. Tai aš apie savo lankstumą sakau, ribos yra jam. Ir svaiginimosi klausimas. Tai 2 čia? Čia 2. Tai jeigu plaukus pridėsime 3. Bet važiuok, kai tu tokia buvai tvirta šitose savo nuomonėse, tai aš ir užaugau su tokiu žinojimu, kad taip yra geriausia arba turėtų būti geriausia. Kitaip negalima, tiesiog aš nežinau, aš tokia nelanksti šito klausimu, nors tu ką. Tai va. Ja. Tai kai kur tu lanksti, tai ten aš laisva, ten kur tu buvai nelanksti, aš ten net neleidau savo būti laisvai niekada. Tokiu pasvarstyti kitas opcijas. Kaip aš tokiam teoriniam lygmenį pasvarstau, bet vidumi aš žinau vieną tiesą. Jo, kad tai va, tai tas, kame tas dar lankstumas. Mano vaikas dabar irgi sako, jisai žino, kad rūkyti yra labai blogai, nes aš labai griežta šitų klausimų. Kad tikrai jokių rūkimų niekada ir yra nesveika, žodžiu, kad yra nesveika ir yra labai blogai. Tai jisai sakė, aš užaugsiu ir visiems žmonėms pasaulyje uždrausiu rūkyti ir niekas negalės daugiau rūkyti, nes aš pasakysiu, kad negalim rūkyti. Teisingai. Tai vat yra vis tiek tokių, kur labai tvirtai, jeigu kažkas iš tėvų turi kažkokį vieną, tokį proto ribose, aišku, tą tokį Ciklinimą. Jo. Tai tada... Bet tai turi, kaip aš galvoju, tu gali būti užsiciklinęs, bet pats daryti kitaip, žinai, pavyzdžiui. Tai tas tai žiūri. Tai tada jau neįtikins. Neįtikina ir neišsisaugo kaip riba kažkokia, kurios nereikėtų peržengti. Jo. Yra tokių dalykų, kur tu darai, arba tu moki daryti, arba tau patinka daryti, kur aš net negaliu įsikvėpti, nes man tai atrodo neįmanoma. Pavyzdžiui, rašymas, ne? Ja. Arba tiesiog kaip tu mąstai iš esmės, kaip tavo mąstymas kaip tu sugebi savo mintis sudėti į kažkokią tai tekstinę erdvę. Kaip tu moki išreikšti savo žodžius. Mane tai nuoširdžiai tai įkvėpia, bet aš neturiu kas to daryti.
Tipo, aš tikrai negalėsiu taip ir neturiu nei tokio noro pradžiai, neturiu, tai nei... jo, tai noro ne. Bet mane tas įkvėpia. Nu, kaip aš labiau... Žavi gal? Žavi, gal labiau net ne tas, kad įkvėpia, nes aš kadangi neturiu kur to panaudoti, kaip ir net galiu sakyti, kad įkvėpia. Bet aš labai dėl tavęs tada taip džiaugiuosi, nuoširdžiai. Taip man labai gera matyti, kai tau taip gerai kas nors sekas, pavyzdžiui. Arba kai tu taip nužaviuosi jo. Kaip vaikų žaviesi, žinau dabar tą jausmą. Tai aš, pavyzdžiui, irgi man tas pats su pianinu tavo. Kai tu groji, man tai atrodo, kaip ten vyksta, mano akise vyksta stebuklas. Na, apskritai visi žmonės groja, bet kai mano vaikas groja, tai čia yra vau, aš tai neįsivaizduoju iš vis kaip tą padaryti, kaip įmanoma ten su tais klavišais prabėgioti, su tais pirštais, kad ten kažkokia melodija gautųsi, man tai yra, man tas, nu, galėčiau atsakyti, žinok, net įkvėpė, aš parsisinčiau programėlę, kaip išmok groti ant pianino pamokėlės. Bet tu neturi pianino. Aš kai turėjau. Ai. Ir aš dariau tą vieną pamokėlę ir supratau, kad tai yra, nu, tiesiog beviltiška. Tiesiog yra beviltiška. Ir tada beliko tik žavėtis jo. nes, nu, bet įsikvėpiau, nu, atsit ir aš galėčiau, taip, žinai, nieko aš negalėčiau, bet žiauri fainai. Ir tas gebėjimas kažkaip tą bendrauti, ne, švelniai su žmonėm pas tave yra. Tas, nežinau, ne taktas, norėjau sakyti taktiškumas, bet čia ne tas, čia yra kažkoks toks, kaip lyg tai būtų tokia, nu, tokia pagarba žmogui, bet tokia, žinai, gili pagarba, net jeigu tu, taip žiūrint, nu, realybėj, tokioj realioj plokštumoje ir nejauti didelės pagarbos tam žmogui, žinai, bet yra pas tave toksai iš vidaus tokia žmogui, kaip Dievo kūrinį, ne, ir pas tave va šita pagarba, jinai šviečiasi, kai tu bendrauji arba net į konfliktus eini su žmogum, tu eini per tą pagarbą, tai čia man irgi tas iš to, kur vau ir kur aš nelabai taip mokėčiau. Ir žaviuosi jo, net nesikvėpti neina labai taip jau, nu, galiu aš tik pakopijuoti taip daryti, žinai, bet tai bus kopija, o ne, nu, ne visai tiesa, žinai, jo. Ir ne iš tavęs. Jo, o tas tada jau žaviuosi jo. Nu, tai aš lygiai taip pat žaviuosi tavo to gebėjimu pasakyti drąsiai, ką nors. Tiesiai, drąsiai, tiksliai, aiškiai. Bet kartu irgi ne be užsipuolimo, tarkim, tu irgi moki. Aš kartais, man atrodo, kad aš kartais kaip tik per švelniai būnu. Kartais noris to tavo ugniškumo. Aiškiau pasakyti. Nu, aiškiau, bet drąsiau, truputėlį tiesiau, kad būtų. Nes aš taip sakau, aš va taip sakau. Per aplinkui, per posūkius. Pasakau, ką noriu pasakyti, bet ne taip, kur Jokingai, kartais... žinai, kas yra, kad aš, pavyzdžiui, taip nesijaučiu. Man atrodo, kad aš jau taip malu tenais aplinkui, žinai, vietoj to, kad tiesiai pasakyti. Jau taip tenais, žinai, ir taip persisuku, ir ten tais apdedu žodžiais papildomais. Kaip būtų, jeigu sakytum tiesiog tiesiai, kaip tau atrodytų tiesiai. Būtų siaubas, man atrodo. Tai va, tai ir mokais, nu, pavyzdžiui, aš tai mokausi, aš žinau, kad man kartais trūksta to tokio pamatinės pagarbos, žinai, žmogui, kuris mane nervina. Kad man išslysta iš po kojų ta pagarba, tai aš iš tavęs mokausi, kad, nu, vis tiek jinai yra žmogus, jisai irgi kūrinys, kaip ir aš, ir toks pat realiai, žinai, nei ten žemiau, nei aukščiau, ir aš nereikia čia pult žeminti ar kažkaip nuvertinti tiesiog. Tai mokausi iš to. Mokausi iš tavęs, žinai, ko dar labai mokausi, reaguoti į tos kritiką, turbūt, taip pavadinkim. Nu, komentarus tos, kur labai faini. Tai, kad aš nelabai jos iš vis reaguoju. Tai va, būtent aš to ir mokausi, kad tu jos nereaguoji. Aš vis laik taip, tu matei, kaip parašė. Ir tada susakai, Ir aš tada irgi, išpaskinu. Jo galvoju, nu gal tikrai čia nesvarbu. Tada vaikšto, dar ten burbuliuoju, žinai, viduj. Čia, žinai. Čia ką tik kažkas buvo. Jo. Tai va, čia kai apkaltino, kad mes be atsiklausimo nufilmavom žmonės. Ir tada tu sakai,
tada pavaikščiu porą valandų su to tavo. Nu gerai, gal tikrai čia nieko tokio. Tai va, tokių, nu čia apie tos smulkius jau turbūt dalykus. Vis tiek jie labai svarbus. Ten pasitikslini savo reakcijų adekvatumą, žinai, pagal kitą žmogų irgi. Tas, gal ir yra tas artimo santykio gėris, taip tu gali visada betarpiškai kasdienybėje matyti to kito žmogaus, kitokias kito žmogaus, ten tarkim, reakcijas, atsakus ir tu gali savo kažką pasimti, taip, kas tau reikalinga atrodo. Kas nereikalinga gali neimti. Gali neimti, kas ir nereikalinga. Kaip labai daug. Man irgi atrodo, kad ir dukrų ar mamų, labiau gal dukrų net sako, kad jau aš tai tikrai kaip mano mama nebūsiu ten, ne. Taip išskiria kaip faktą tokį bendrinį. Bet aš manau, kad yra galima vis laik rasti ir tokių bruožų ar savybių ar dalykų, kurios ta mama daro labai tinkamai mano, ne. Iš ko galiu įsikvėpti ir ką galiu pasimti. Ir nežinau, kodėl aš taip sakau dabar. Aš nežinau, noriu įkvėpti kitus žmonės. Noriu įkvėpti, kad kiti irgi pamatytų gerus dalykus apie tas savo mamas ar tėčius. Gerai, o tai ką blogo aš tau įkvėpiu? Tai va tos reakcijos. Dramatiškų reakcijų. Taip. Toks, kur aš nepasimčiau to už įkvėpimą, pavyzdžiui. Čia ką blogo pasiemi, reiktų taip sakyti, ne, arba ką blogo. Aš stengiuosi nepasimti labai. Tai aš žinau, kad stengiu, bet aš, kaip neišeina kartais nepasimti. Kartais neišeina nepasimti, bet aš tą, tarsi automatiškai kartais taip pat darosi, sukyla, tarkim, tą dramą viduj. Bet aš bent jau stengiuosi jos nereikšti taip aš čia ir dabar. Tai tame ir gerai, kad, pavyzdžiui, galiu pasakyti, žinai. Taip. Kad, čia nelabai, žinok, iš šono, taip jau atrodo jo, tas tavo, gestas, tarkim, ar intonacija. Mes dažnai pasakom viena kitai tokius dalykus, kur kitai nėra malonu šalia būti, kai kažkur elgiasi vienaip ar kitaip. Jo. Nėra lengva pasakyti, bet mes kažkaip turim tokią pagarbą, atrodo, gal viena kitai, kur mokam priimti tą kaip, gerai, jo reikia gal pasitemti tada jau čia, pastaisyti. Taip yra, man, pavyzdžiui, jeigu jau net pasakė, tai jau čia yra rimta, žinai, nes jeigu yra čia nieko rimto, tai nesakytų. Taip. Nes taip nesikabinė prie smulkmenų kažkokio, ne, aš manau, kaip nėra tobulų. Minė šventė. Aš noriu torto. Mes neturim šiandien ką pašvęsti. Einam pirkti tortą. Dabar. Valgysi tortą dabar? Arba, žinai, ką dar galima švęsti? Pavasario atėjimą. Pavasaris. Čia einam. Skanu.